Vadina, gerbėmiai žiūrovai, Top Sport A lyga šiandien kviečia jūs į Marijampolę, kur netrukus Marijampolės futbolo arenos stadione Marijampolės Sūduva prieš Vilniaus Žalgirį. Kęstutis Bartuškevičius, na ir perima kamuolį iš Mutaši, perdamas Zingertui, Zingertas prie baudos aikštelės, smūgis vėl stringa kojose, Lawsono, koks šūvis, kaip iš patrankos. Styvas Lawsonas, labai gerą perdavimą gavo Giedrius Matulevičius, dviese prieš kelis varžovus, Antalio galingas smūgis, kamuolys lekia virš skersinio, neturėjo dabar kiekybinės persvaros Vilniaus Žalgirio žaidėjai, bando atakuoti Sūduva, Linas Zingertas, kairę koją turi, smūgis į vartus ir kamuolį gaudo. Atakos apie teisėjus, Linas Zingertas, geras perdavimas, Pirakovas, baudos aikštelės, smūgis kairę koją ir kamuolys pas Arpadą Tordajų. Ir Zotko, ojojojojoj, įvartis! Įvartis Zotko ir Živanovičius. Na, užteko šiame epizode dviejų Sūduvos žaidėjų tam, kad pakeltų iš savo vietų visą stadioną. Tiesa, taip pat Bobesu atsako panašiu epizodu, o čia jau gali būti pavojinga, Hodžičius ir puikiai. Šios pirmasis kamuolio prisilietimas, Golubickas, perdavimas į baudos aikštelės vidurį, smūgis ir Giedrius Zenkevičius. Žalgiris savo ruožtu irgi nebloga. Ir 1-1. 1-1, o Žoelis Bobesu savo proveržio sezoną tęsia toliau. Antros rungtynės dabar iš eilės, kuomet tiesiogiai iš baudos smūgio, aišku, dešinė. Pašiai. Paulius Golubickas, smūgis štai vieną akimirką galėjo pasirodyti, kad tas lenktynes Emsis galėjo laimėti, bet realybė buvo kita. Viskas. Robertas Valikonis skelbia, kad nugalėtojas šios dienos rungtynėse nėra.